Alytiškis Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos abiturientas Kristupas Šilalė džiaugiasi 400. Dar vieno egzamino rezultatai taip pat stulbinantys 99 balai. Kristupai, sveikinu tave, iš tikrųjų Alytus didžiuojasi tokiais šauniais abiturientais tavo biografijoje ir tu patikslinsi Lietuvos robotikos čempionas pasaulyje. Žodžiu, olimpiadų įvairių nugalėtojas. Čia tiesiog sunku būtų viską išvardinti. Bet labai įdomus momentas, kad tu planuoji studijuoti Kembridže. Tai šiek tiek pasidalink. Jau kurį laiką čia buvo mano svajonė studijuoti Kembridžo universitete. Tai vis tiek yra vienas stipriausių ir prestižiškiausių pasaulio universitetų. Sausį jau gavau oficialų pakvietimą, su sąlygomis tam tikromis, bet džiugu pranešti, kad dauguma jau įvykdyta, liko tik viena pagrindinė ir turbūt sunkiausia, tai yra finansavimas. Tai gal tada ir klausiu iš karto apie tos finansus, nes visiems atrodo Kembridžas, prestižinis universitetas, kaip į jį pakliūti. Taip, mokėsi, stengiasi, viskas liuks. Dabar kaip čia su tais finansais? Ar čia yra kažkokie fondai? Pagrindinė mano viltis tai toksai valstybinio studijų fondo organizuojamas konkursas, vadinasi Kitas 100, ir tenais yra galimybė laimėti stipendiją, kuri labai didelę dalį padengtų visos studijų kainos. Mes čia kalbam jau, jeigu 4 metai, taip 100 jau tūkstančių. Gaunasi 3 metai, bet jo ten beveik 200 tūkstančių gautųsi, tai labai didelės sumos. Taip, ir kodėl būtent Kembridžas? Kiek metų tam ruošeisi? Kodėl, ta prasme, kas tas variklis, kas tavo tas autoritetas galbūt, dėl ko būtent toks šuolis į aukštį? Jau gal nuo pagrindinės mokyklos laikų aš turėjau tokią ambiciją, galvojau, 2 pagrindiniai žinomi Europos universitetai, Oksfordas arba Kembridžas. Anglija labai prestižiniai. Būtent Kembridžą sugalvojau pasirinkti dėl to, kad siūlo jame inžinerinės programas, kurių Oksforde nėra. O kalbant apie pasiruošimą, tai kažkaip tikslingai būtent Kembridžai nesiruošiau. Tiesiog kryptingas 12 metų darbas moksluose su savimi ir atvedė mane iki čia. Taip, tai lietuvių kalba 99 stulbinama ir, kaip suprantu, visi tie 100 jau yra iš tiksliųjų mokslų, nes kaip ir tu atskleidi, kad inžinerinė kryptis bus. Tai kokia galbūt gali atskleisti? Aš būtent esu pasirinkęs cheminės inžinerijos programą, kadangi labai esu ir chemijos, ir fizikos. Labai mėgstu šiuos mokslus ir man labai jie domina mane, tai galvojau kažką surasti, kas apjungtų juos abudu. Supratau. Kaip ir klausiau prieš tai, kas tas varikliukas? Kas tave stūmė į tai? Nes, mokytis, tai, yra mokytis. Yra tame to tokio juodo darbo, galima sakyti, bet nežinau, kažkokį konkretų variklį sunku išskirti. Pirmiausia, kai, nuo mažens tai tėvai labai daug motyvavo, gal tiksliau stūmė, ragino, sakė, daryk. Pasirinkimo per dėlio nedavė, bet po to, manau, kažkiek išsiugdė tokia ir disciplina ir po to ta ambicija būti viename geriausių pasaulio universitetų ir tiesiog dar tuo pačiu mane veža smalsumas. Man, nuoširdžiai, aš mokausi dėl to, nes man pačiam įdomu ir smalsu. Nelabai yra kažkokių čia gilesnių paslapčių, sakykime. Ir norėjau klausti, kokia paslaptis to tokio gero mokymosi, tai tiesiog labai paprasta. Pats mokymasis, žinot, reikia nepaneigti, kad tai yra ir gabumų, nemaža dalis yra gabumai ir labai, jaučiuosi dėkingas ir palaimintas, kaip sakoma, kad turiu tokius ir kad taip imlus esu ir matematikai, fizikai, chemijai, bet be abejo, jie nebūtų labai daug verti be didelio darbo, tai kaip sakiau, ištisus 12 metų dirbi ir ateina kažkokie rezultatai. Robotika. Šiek tiek jau ir praskleis. Čempionas kartu su Lietuvos komanda, bent keletą sakinių. Tai prisidėjo prie tavo, kaip sakai, ambicija tokia jau yra, vis tiek siekti daugiau ir aukščiau. Aš gal pakomentuosiu taip, kad tai prisidėjo ir prie to, sakykime, ir prie mano asmeninio augimo.
nes tai vis tiek yra ir darbas komandoje, ir be abejo naujos žinios, nauji įgūdžiai ten ir konstruoti, modeliuoti, surinkinėti, programuoti, ten daug yra darbo ir tuo pačiu, sakykime, padėjo prasimuš galbūt ir biški universitetai palankiau į tai žiūrėjo, kai bandžiau stoti. Tai... Taip, ir tave kalbinu prieš pat diplomų įteikimą, kur bus ir visi valsai, ir nuostabios šventės. Kaip tu pats jautiesi? Po visų maratonų, mokymosi, po kažkokio nerimo, vis tiek ir lūkesčiai kažkokie yra. Ir dabar kaip jau ir pusiau viskas aišku. Kaip po paskutinio jau egzamino jau galvojau, galima pagaliau pradėti gyventi. tai jo, jausmas aišku dviprasmiškas baigiant mokyklą, viena vertus lyg ir šioks toks akmuo nuo pečių nurieda, bet kita vertus vis tiek bus nelengva išlipti iš komforto zonos, keisti aplinką bet kokiu atveju. Tai jo, ir be abejo bus ir žmonių, ir ta sava aplinka, kurios pasilgsiu, bet toks jau tas gyvenimas juda į priekį visada. Ir kur tu pajudėsi, kai baigsi Kembridžą? Dėl ateities aš nesu. Lietuva? Ar... Lietuvą turiu savo planuose, bet aš nežinau tiksliai, kada tai ateis, nes be abejo dar yra magistro studijos, apie kurias labai rimtai svarstau, bet matysim, aš manau vis tiek tikrai planuoju galiausiai grįžti į Lietuvą. Tai manau tik laiko klausimas yra. Tai labai džiaugiuosi ir, kai jau tu gavai ten tos įvertinimus ir šimtukai ir tas ir lietuvių, jau retas atvejis, kad ir lietuvių ir tie tikslieji mokslai. Nežinau, kaip atšventėt šeimoji, kaip jūs visi reagavot, nes lūkestis buvo šeimos, jiegi taip pačiai nervavosi, kaip ir tu pats, gal net daugiau tėvai, vis tiek. Kaip čia pasakius, šventimą tai šiam vakarui pasilikom, nes kai tik išleisuvės, bet be abejo, jo, reakcijos buvo labai, visi buvom labai laimingi, kad viskas taip gerai išėjo, nes buvo įvairių nerimų, ten truputį ir su tam tikrais egzaminais, fizika ypač tokia, visada, sakykime, iššūkius iškelianti, bet jo, labai visi džiaugiamės ir šeima, ir giminės, ir dieduliai, ir tetos visi, tai taip. Tai Kristupai, dabar tu esi taip jau ant bangos ir laimingas. Ja, galima taip sakyti. Tai ačiū tau už pokalbį ir tikimės apie tave išgirsti dar daug gerų dalykų. Ačiū, kad sutikai. Ačiū jums labai. Ačiū.